O dabar, kad jau tęsiasi Dakaro ralis ir turbūt nemažai kas seka atidžiai ir rezultatus ir visas aktualijas, dauguma gerbėjų daro tai per nuotolį, bet štai yra ir tų, kas tiesiai ten į vietą, į Saudo Arabiją nuvyksta ir čia iš arti tikrai įspūdžius kaupia ir įvykius seka kolega Paulius Stravinskas, jums gerai pažįstamas, jeigu žiūrite panoramoje orų pranešimus, ir mes su Pauliumi pasikalbėjome kiek anksčiau ir būtent nuo to ir pradėjome pokalbį apie kokiusgi jis orus praneštų dabar pat tiesiai iš Saudo Arabijos. Labai didelio karščio, atsiprašau čia už triukšmus, bet ką tik buvo nerealus automobilio šuolis per kopas. Tai grįžtant prie orų, tai Saudo Arabijoje karšta dykumose, bet pučia vėjelis, tai to karščio nelabai jaučiasi, bet naktį temperatūra buvo nukritusi iki +5. Šiuo metu jutiminė temperatūra yra turbūt kokia 23-25 laipsniai. Matom ir už tavo nugaros Lietuvos vėliava ir tikrai šūksniai, kai įspūdingesnis koks pasirodymas vyksta, ten matyti priešais jūsų akis, daug lietuvių susirinkę. Taip, Lietuvos sirgalių delegacija iš tikrųjų yra pakankamai didelė. Tai vienas lietuvis, kaip tik trasė šiuo metu važiuoja, tai dėl to palaikymo daug. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad lietuvių sirgaliai yra tikrai labai vieningi ir palaiko visas absoliučiai lietuvių komandas dalyvaujančias vienodai. Ir čia nėra tokio labai susiskirstimo, kad vieni vieną komandą palaikytų, kiti kitą. Tai labai daug vienybės ir labai daug lygaus ir vienodo visų Dakaro ralyje dalyvaujančių lietuvių palaikymo. Viena, kai matom vaizdus internete, ar dronų filmuotus, ar kokius nors kitus kadrus, koks tas jausmas iš arti viską matyti ir kiek arti ir pavyksta visų įvykių būti? Mums turbūt antra Dakaro ralio diena tokia nepagailėjusių nuotykių buvo, nes tikrai matėm ir kopose klimstančius automobilius ir patys bėgom, atkasinėjom rankom, jos bandėm išstumti greičiau iš trasos, kad jie toliau galėtų važiuoti prie mūsų akių ir incidentą su sunkvežimiu matėm, nes sunkvežimis nuvirto, tai teko bandyti organizuoti pagalbą, kad tas sunkvežimis būtų kažkaip atverstas. Tai iš tikrųjų juokiamės, kad pusdienis dykumose, bet įspūdžių tiek, kad reikia biškį, kad galvoj procesorius susiorganizuotų ir greičiau viską sudėliotų, kad įspūdžiai būtų apdoroti. Kokių dar tų įspūdžių, nuotykių per tas pirmasias Dakaro dienas ir prisikaupė, ką tenka patirti Saudo Arabijoje, kurioje tikrai visai kitokia kultūra negu čia Lietuvoje? Ar buvo kažkokių iššūkių? Dabar ta Saudo Arabija tokia yra pakankamai, sakykime, laisvesnė ir turistams gerokai draugiškesnė šalis, lyginant turbūt su kokiais 5 ar 6 metais atgal. Arabai vietiniai tikrai yra labai draugiški, labai svetingi. Buvome net pas vieną šeimyną ir svečius užsukę, nes dykumose mus susitikę pasikvietė atvykti užkandžiams ir arabiškai kavai. O dykumose, kai susitinki su arabais, tai visą laiką būni pavaišintas kava arbata. Va štai ir matom dabar kaip tik kava arbata yra labai duodama lietuviams. Datulės vietinės, kurios yra beprotiškai skanios ir Lietuvoje mes tikrai tokių nerasime jokiuose prekybos centruose. Tai kažkokių nesklandumų kelionės, sakykime, keliavimo atžvilgių, tai ir iššūkių jokių iki šios akimirkos nebuvo. Tai kaip ir atrodo ta dienotvarkė, darbotvarkė, nes suprantu, ir Dakaro ralį tenka pamatyti, ir po to būna ir tokio ir laisvo laiko Saudo Arabijoje. Tas visas laisvas laikas tai yra praleidžiamas automobilyje važiuojant pakankamai didelius atstumus. Tai taip, jeigu paturistauti, tai net nelabai ir pavyksta. O ta darbotvarkė dažniausiai tai yra tokia, kad tiesiog atsikeli, turi maždaug kokią nors vieną koordinatę, kur potencialiai gali būti trasa. Važiuoji link tos koordinatės, kuri kaip taisyklė yra kažkur šalia pagrindinio kelio, ir paskui su džipais trauki į bekelę ir maždaug žaidi tokį ale Dakaro ralį savo ekipaže. Vienas vairuoja, kitas imituoja šturmaną, maždaug turėdamas kažkokią dar vieną papildomą koordinatę ir sakydamas, kur važiuoti kairiau, dešiniau, čia žiūrėk, provėžos kažkokios, kažkas važiavo, bandom jomis važiuoti ir panašiai. Tada susirandi
tokį tašką, stebi ralį, palaikai Lietuvos komandas dalyvaujančias. Na ir paskui žiūrėk, jau taip ir 3-4 valanda ateina ir jau metas traukti link kitos lokacijos, nes destinacijas, miegojimo vietas keičiam praktiškai kas naktį, tai nebūna taip, kad mes sėsliai vienam kažkokiam tai viešbutį sėdėtumėm ir jame būtumėm apsistoję. Tai kas naktį vis kitas viešbutis ir vis bent per dieną po 400-500 km nuvažiuojamų ir panašiai. Pirmą dieną važiavom iš vis arti 1100 km, kad pasiektumėm pirmą nakvynės vietą. Pauliau, tai dabar pasipraktikuosi, gal kitais metais jau ne kaip žiūrovas, ne kaip sirgalis, bet kaip dalyvis Dakare pasirodysi? Aš smarkiai abejočiau savo ryžtų ir drąsą, aš turėčiau jos tiek čia dalyvauti, bet ką tikrai nuoširdžiai rekomenduočiau kiekvienam lietuviai, nesvarbu, ar esat labai dideli ar mažiau dideli Dakaro ralio fanai, bet viską išgyventi gyvai, tai yra visiškai kitokios emocijos ir tiesiog nuoširdžiai linkiu kiekvienam tai patirti. Paulius Stravinskas, kolega įspūdžiais dalyjosi, dar daugiau jo įspūdžių ir Facebooko paskyroje galite rasti, dalyjasi jis dienoraščiu ten.